Tai sveiki visi. Na, iš šitų vaizdų jau tikriausiai kai kas gali pasakyti, kokiam aš čia turguje apsilankiau. Taip, tai Panevėžio automobilių turgus, jei neklystu, taip vadinas. Teko šį savaitgalį važiuoti pro Panevėžį, tai vat sugalvojau užsukti, užmesti akį, ar yra kas gero. Tiesa, ilgai aš čia kaip ir neužtrukau, daugiausia domino mane baraklynai, sendaikčiai. Tai galiu pasakyti, kad neradau ko tikėjaus. Tai va, čia per pagrindinius vartus einam, pasitinka mus saldumynai, daržovės, duonytė. Ir einam, aišku, pirmu taikiniu einam pas Dainiaus pažiūrėti, ką gero. Jis čia Panevėžį turi. Tai va taip ir kulniuojam. Va, šviestuvai, vėl visokia technika, bet manęs tai nedomina, domina baraklynai. O, žoliapjovės. Ir vėl pasitinka visokias chemijos, vėl maisto prekės, sakinukai. Mes praleidžiam ir žingsniuojam. Panevėžio turgui ne pirmą kartą jau. Tai, kur Dainius yra įsikūręs, žinau. Tai va tiesiu taikymą ir traukiu tenai. Nes vis Dainius sakydavo, atvažiuok ir į Panevėžį, užmesi akį, kaip čia atsinaujinom, kaip viską pasidarėm. Tai va, dabar atsirado proga. O čia toks buvo pardavėjas su daug tokios audio technikos, audio kasetėm, įrašais ir panašiai. Na va, čia jau prasideda, kaip suprantu, baraklynai, čia kaip ir mašinų dalis, o čia jau artėjam ir dar ne, bet tuoj būsim pirminėme taške, kur planavom. Tai vat, čia apsilankom, irgi apsižiūrim, dėja pačio Dainiaus nebuvo, nevažiavo šį kartą į Panevėžį. Tai realiai apsižvalgiau, šiaip prekės, galim sakyti tą patį, ką ir Rietavo atveža, ar Klaipėdoj kartais, kai važiuoju į turgus turi, ar tiesiog sandėlį Klaipėdoje, ne vieną kartą irgi yra tekę būti. Pas jį tiesiai į sandėlį važiuojam pasižiūrėti, ar naujo prekių gauna, ar ko, kad tai kas prigriebti. Va, čia dar žvalgaus pas Dainių. Akį patraukė dvi Guitar Hero gitaros. Viena, man atrodo, abidvės buvo PlayStation 3-4 konsolėm. Aišku, šiaip galėtų ir paimti šias gitaras, bet dėja donglų prie jų tikrai nėra. O surasti donglus tai misija biški neįmanoma. Tai va, taip pat ir paliekam Dainių ir traukiam kitur pasižvalgyti, gal ką rasim. Čia toks įdomus pardavėjas su tokiu įdomu stafu ir maniau, kad jau aukso puodą radau, bet dėja teko nusivilti. O, va. PlayStation 2 krešą galvojau radau. Aha, norėtų. Tuščia. Net knygelių nėra.
Dar stoviu žvalgaus, gal ką užmatysiu. Akį patraukė dar vienas kompaktas. Šį kartą su Blu-ray. Bet Trolls, bet jie mane nesudomina. Dar biškį parausiu dėžė. Ir nosį nukabinęs turiu palikti šitą pardavėją. Nieko čia aš įdomaus bent jau savo neradau. Ką, einam toliau. Visokių gerų dalykų yra, bet ko ieškau nėra. Čia Parkside krūvos visokių įrankių. Ten po dešinę visokių laidukų išdigytus. Laidukų, visokių priborų ir panašiai. Žodžiu, bet ir vėl tai manęs nedomina. Dominta, aišku, rasti kokį gal pultelį. Kokį... Aišku, konsolę būtų iš vis gerai rasti, bet kokią. Bet kuo toliau, tuo darėsi liūdniau. Nežinau. Prieš metus, man atrodo, buvau irgi aplankęs Panevėžį, va čia pas dar vieną tokį pardavėją pafilmuoju čia tokios, kaip jūs supratau, iš Anglijos privežto visokios technikos, tai va ten buvo 3 partijos pultelių Xbox'ui. Tai va, prieš metus kai buvau, atrodė, kad buvo visko daugiau ir grįžau netuščia šį kartą dėja, bet buvo daug gero, bet nieko gero ir pas mane nieko gero. Tai tiek, toks video trumpas. Ačiū, kad pažiūrėjot. Palieku jūs su Panevėžio turgaus vaizdais iš oro, iš dronų skrydžio. Tai ačiū ir iki sekančių kartų. Iki.